Sveiki atvykę į Autentiškumo TV. Šiandien vėl susitinkam laidoje, podcaste, kur kalbinam įdomius žmonės. Šiandien esu su Aldona Geit, kuri yra Autentiškumo mokyklos lektorė, mentorė, vedlė, kelrodė žvaigždė į savo žmogaus pašaukimą. Su Aldona jau kurį laiką bendraujam, turėjom bendradarbiavimo istoriją, kuri labai graži ir vis dar tęsiasi. Aldona, tai papasakok, kodėl ta kelrodė žvaigždė, kaip jinai čia pas tave gyvenime atsirado toks terminas ir kodėl būtent jis, ką jis tau reiškia? Visų pirma, labas. Malonu čia dalyvauti, kad ir pirmas toks išbandymas, bet labai kaifuoju ir jaudino šiek tiek. Kodėl kelrodė žvaigždė? Dėl to, kad tai gimė iš sapno. Tai buvo prieš keletą metų, kai pirmą kartą susapnavau garsinį sapną su žodžiais kelrodė žvaigždė. Nuo to ir mano kelionė prasidėjo. Tai čia jau gaunasi daugiau nei 3 metai, gal net ir 4 jau būtų. Kai prasidėjo knygų skaitimas, žodžių pagavimas, kelrodė žvaigždė. Nueinu į bažnyčią, kadangi dukra ir komunija, reikėjo padalyvauti, kunigas sako kelrodė žvaigždė. Ir toliau mokymai visos, paskaitos, kurios vykstamos yra, ir vėl žmonės tą sako, kelrodė žvaigždė. Ir man tiesiog tai kažkas viduje kiržda, kad aš einu tinkamą kryptimi. Ir klausydamas savo intuicijos, aš einu ten pas tų žmonės, su tai žmonėmis kartu į tą kryptį, kurį turiu. Ir per šitą gimė visi kiti dalykai, kaip mat ir Viktorija kartu keliaujam kelionę taip pat. Gražus kelias tavo, o kaip tavo gyvenime tai atsirado? Ta prasme, tu vedi žmonės į pašaukimą, ar ne? Padedi žmonėms suprasti, koks jų yra pašaukimas, kokia yra gyvenimo kryptis. Paprastai žmonės nepradeda kalbėti apie kažką, jeigu kažkas jų asmeninėme gyvenime neatsitiko tokio, kad jie kažko ieškojo ir kažką pagaliau atrado. Tai papasakok, tai kaip tavo istorija, kokia tavo istorija šitoje vietoje? Tai kaip ir kiekvienam, pradedam nuo savo skausmo taško, tai pas mane skausmo taškas tai, kad jau pačiai atsibodo dirbti darbus ir kiekvienais metais vis kažkaip pakeičiu, nes ten nematau prasmės arba vertybės netitinka su žmonėmis, arba tiesiog jaučiu, kad ne čia mano ta kryptis, ne čia mano pašaukimas, ne tą aš turiu daryti tai, ką aš iš tikrųjų turėčiau veikti gyvenime. Ir po ilgų ieškojimų ateina gyvenime lūžis, kur tu daugmaž matai kryptį, bet bijai eiti. Nes eini viena, bijai, trūksta palaikymo, pradedi vėl lūžti. O kai yra ranka, kuri kartu eina, yra daug žymiai lengviau. Tai būtent per šitą savo skausmo taško, per darbų pakeitimą, per būtent vienos įėjimą suprantu, kad tai nėra vien aš tokia, kuriai reikėtų pagalbos. Kartais į nukreipimo, paskatinimo, palaikymo rankos ir strategijos sudėliojimas teisingas yra mas reikalingas žmogui. Tai ir gimė mano ta kelrodė žvaigždės pašaukimo strategija tokia, kad žmonėm komunikuojant, padedant, galime daug ką pasiekti ir eiti savo pašaukimo keliu, kryptingai, lengvai, su nuostabiais jausmais iš savęs. Be jokių ten tų savibogotažavimo, kad ten kažkas ne to ir panašiai. Tai taip. Kur tu suradai savo bendruomenę, ar suradai ją savo bendruomenę, kur tu būtum palaikoma ir tau padėtų rasti irgi, ne tik rasti, bet kartu eiti gal kryptingai link savo pašaukimo. Ar radai tokią bendruomenę ir kaip ji tau padėjo? Taip, tai radau ir drąsiai tai sakau, dėl to, kad kartais vienas tas ėjimas, bet ir kartu pakalbėjimas su tuo žmogum, ta bendruomenė yra mas reikalingas, nes tu pamatai savo dar stipriasias pusės. Tai viena iš tų bendruomenių tai yra Autentiškumo mokykla, kur aš rekomenduoju kiekvienam pradedančiam, tai čia tikrai reikalingas dalykas, būtent bendruomenė, su kuria sutvirtėjai, su paskatinimu judi savo link keliu, tuo, kuriuo turėtum ir eiti, nuo širdies, tiesiog iš savo širdies, tai kas tau patinka. Tai ta bendruomenė man tuo patinka, kad tai yra ir paskaitos vedamos tomis temomis, kurios yra svarbios kiekvienam. Ir pats, žinoma, realizuoji save. Papasakok, dėl ko žmonės į tave kreipiasi? Geras klausimas.
Dėl Su kokiais klausimais jie? Geras klausimas, nes iš tiesų labai daug įvairių yra. Tai jeigu pradedant tai nuo emocinės pagalbos, tai prieš keletą metų tiesiog jausdama ir pati, kad man trūksta kažkokio žmogaus palaikymo, tai ateidavo su emociniu palaikymu, tokiu tiesiog žmonės norėdavo išsikalbėti. Bet galiausiai nuo to prasideda tokia kelionė, kai ateina projektų, komunikacijos vadovės paslaugos, tokios kaip padėti suieškant žmonių tam tikrose projektuose vesti, paskui kolaboracija įvyksta, kai pas kitus žmonės nueini, paskui žiūri vėl nueini ir tenai būtent tie žmonės ko prašo irgi. Tai ne tai, kad prašo, bet tiesiog sujungiant žmonės į tą būtent bendruomenę, kad žmonės galėtų atsiskleisti, būti kaip tos gėlelės pražįstančios. Tai vat ir šitas dažniausiai žmonės ateinantis, prašantis. Ir žinoma, paskutiniu metu, kas intensyviai, tai būtent strategijų, kaip komunikuoti, strateginius planus sukurti, kad eiti savo kryptimi. Kai žmonės ateina, aš nežinau, kuo noriu būti, kaip save įvardyti. Tai žinoma, ir man buvo nelengva. Pati žinau šitą skausmo tašką, kai žmonės irgi ateina ir ieško savęs, nori realizuoti. Tai žmonės, kai ateina, mes tiesiog kalbamės ir būtent kalbėjimo būdu matau, ką jisai transliuoja, ką sako. Tai ir žmonės ateinantis nuo kažkada būtent kelio, kur darė taip, ir mato, dabar nebeveikia šitą kelionę. Reikia keisti į onlineinį visą šitą mokymų etapą, kas buvo gyvuose susitikimuose. Tai COVID'as labai daug ką pakeitė ir žmonės tuo metu tiesiog gulėjo pažeme. O jam reikėjo krypties, strategijos, kaip pakilti, ką reikėtų pakeisti, ką padaryti, kad išeitų į kitą tašką, nes nori būtent eiti panašiai tuo keliu, tik reikia strategiją pakeisti. Ar gali papasakoti kokių nors sėkmės istorijų? Sėkmės istorija. Kaip žmonėm padėjai? Taip, tai sėkmės istorija, tai kuri labai užkabino, netgi dabar dar po šį dieną tas toks wow momentas yra, kai tiesiog žmogus buvo suinteresuotas manęs paklausti dėl to, kad kokį ten tu iššūkį darai, ten tik tokie keli, kad tu ten pirmą dieną, antrą, ten iš tos dienos tiesiog iš smalsumo žmogus atėjęs. Kol galiausiai mes kavos susitikam padeliui ir žmogus sako, žinai, Aldona, aš turiu tą dalyką, bet tačiau nežinau, kaip išeiti iš tam tikrų situacijų. Tai ir buvo tas momentas pagautas, kad būtent pasiekti reikia žmogui padėti knygą parduoti, norint nueiti iki to galutinio taško. Ir gavos ta sėkmės istorija, kad žmogui sudėliojus tinkamą strategiją, su knygos pardavimu pradėjo viešinti save, rodyti, kad ir nelengva tikrai, nors buvo iškalbumo pas tą moterį ir taip toliau, bet gavosi tai, kad jinai man rašo, Aldona, aš pardaviau šiandien knygų, tavo dėka. Ir rašo tai kiekvieną dieną, šiandien tiek ir tiek pardaviau. Ir galvoju, wow, čia geras jausmas, iš tikrųjų tu jau gauni atgal tą ryšį iš žmogaus, tą džiaugsmą ir dar pats žmogus mato tą jau kainą. Ko apie šitą kryptį visiškai net nebuvo pagalvojus. Nors jinai nori visiems duoti viską, kad būtų matomi, kad žinotų apie jos knygas ir taip toliau. Tai labai daug visko buvo. Tas atneša sėkmės istoriją, kur žmogus nori, eina ir daro. Ok, kaip tu padedi žmonėms pradėti norėti, daryti, nes daugelis šiais laikais esam užstrigę. Viską žinom, kaip daryti, tačiau niekaip neina žengti tą žingsnį, niekaip neina išjudėti iš to sąstingio taško. Tai kaip tu padedi žmonėms išjudėti, išsiklibinti? Tai būtų keletą punktų. Tai vis dėlto tikrai nėra lengva, nes ir pati iki šito podcast'o irgi teko nemažai pradirbti su savo vidiniu baimiu viešo kalbėjimo. Tai čia irgi galiu tą jautrią istoriją pasidalinti, nes tai yra, manau, kiekvienam svarbu, tas nuoširdumas, atvirumas, nuo ko tas kelias prasideda. Ko galiausiai iš mokymo viešojo kalbėjimo išgvildenau, dėl ko tai? Dėl mano būtent kalbėjimo tarmės. Būtent aš gyvenu tokiam kaimelyje, kur pas mus yra kalba nutraukiant galūnes. Nėra iki galo galūnių ištarimas. Ir gaunas, kuo aš daugiau mąstau apie tai ir mano, kaip tas toks susimaunu. Tai apie tą dalyką gaunas ir pasiruošimo etapas. Kitas dalykas, dėl ko motyvuoju savais būdais. Toliau kitą savaitgalis gaunasi, kad važiuoju į Klaipėdą ir motyvacinį interviu baigiu.
Tai motyvacinis interviu yra tiesiog ne žmogų iš karto parodint, bet per interviu jį nukreipti tą linkmę, kad jisai pats pamatytų tą kitą žingsnį, kaip jisai norėtų eiti savo žodžiais. Tai va irgi Lietuvoje mažai naudojamas šitas būdas, bet tai yra tikrai reikalingas, nes pats žmogus pamato per kalbą, atliepiant klausimais, pasižiūrint į tą kryptį, kad wow, viskas aišku, kaip toliau. Tai va tas toks ir motyvavimas gaunasi tiesiog palaikymas karts nuo karto. Bet žinoma, mano klaida buvo pradžioje daroma, kad aš tempiau tiesiog žmogų, ko galiausiai Aldona, stop, tavo resursai, tu per daug atiduodi. Tada aš tą pajautusi iš karto, grįžtu, viskas, reikia ribų. Tai kartais, kurie žmonės ateina ir aš matau, kad jie laukia, kol aš juos ten šiek tiek, tiesiog parašysiu gražiai, tai aš save sustabdau. Kad ir labai norėčiau, bet sąmoningai sustabdau, stop, Aldona, tu jau parodai kryptį, jie patys turi eiti. Jeigu jie per 2 savaitės, sakykime, nepadaro, tada aš parašau, bet taip gražiai. Užmetant ir aišku, tas balsas turėtų būti pats motyvuojantis, perduodantis energiją. Jeigu aš esu liūdnose emocijose, tai retai kas gaus mano žinutę. Nežinau, kad labai persiduoda visas šitas dalykas, kai tu pati. Darom, tada ir žmogus perima tą energiją ir tada gaunas užsuki tą ratą ir žmogus pats ima ir daro ir veikia. Ir nebereikia motyvuoti. Motyvacija kyla iš vidaus, ar ne? Taip. Netgi, dar pasidalinsiu, atėjęs irgi čia konferencijoje nuo savaitės dalyvavau ir, būtent vadovų ir gavosi tas toks pasakymas. Dėžutės pakeitimas. Mūsų dėžutė tai yra namai. 4 kampai, 4 sienos, mes dirbam iš namų, tas pats per tą patį. Ir būtent sąmoningas dėžutės pakeitimas, tai yra daug didesnė motyvacija, negu kad būti užsinorėti su kažkuo dabar motyvuoti, laikinai tai padeda, bet kai tu kars nuo karto sąmoningai pakeiti tą dėžutės vietą, tu iš vidaus resursai kyla, motyvacija kyla, ir net nebėra ką begalvoti, kad reikia kažkur man motyvacijos pasimti kažką daryti. Ir žinoma, taisyklingas žmonių apsupimas aplink save. Kiek tie žmonės turėtų būti? Kodėl reikalingi tie žmonės? Ką jie duoda? Žmonės labai daug ką duoda. Pagalvokim, aš labai mėgstu analizuoti, tai va tas kampas, jeigu ateina žmogus, sakykime, tas juodasis, kuris vien negatyvume ir tame šūdė gyvena, kur viskas blogai, tas blogai gyvenimas, blogas politika, bloga, ten tas blogai, anas blogai. Ir ateina baltasis, kuris aš noriu, bet nežinau kaip. Ir žmonės apsupa tokius pat, nežinau, bet aš tau padėsiu, aš nuvesiu ten ir ten. Ir apsupa tie žmonės, tie baltieji su dar didesniu ratu baltaisiais. Ir kas gaunasi, jį švinta po biškį ir dar didesnis tas kitų žmonių ratas švitimo atsiranda. Ir tas gaunasi bendruomenės sukūrimas, kur padeda, skatina eiti, daryti iš savęs. O kur tamsioji pusė, tai jeigu tamsa, tai tenai ir vien negatyva apsupė, su tai žmonėmis ir matys blogąją pusę. Nieko gero nematys. Viskas blogai, kur nusirita iki tokio lygio, kur jau įmanoma, bet labai sunku jau būtų tokį žmogų ištraukti. Tai va tas žmonių apsupimas bendruomenės yra labai reikalingas. Labai. Duoda į tą vidinį resursą, atlipimą, kai žmonės, pavyzdžiui, pasako, tavo stiprioji pusė, tai tikrai yra uždegantis, nes tu pamatai, kur stiprioji tavo pusė, kur tu gali dar pasistengti kažką padaryti ir dar gausi kitą pliusą stipriosios pusės. Tai bendruomenė visada yra ir aš esu toks žmogus, kur man reikia bendruomenės, bet kartais aš turiu ir atsitraukti, pabūti vienumoje. Su savimi, su savo vidumi pakalbėti, pajusti savo kūną. Tai va ir ta bendruomenė ir yra, kad neužsibūti visiškai vienumoje, bet ir paskui pabūs eiti į visuomenę. Sujungti mintis, įgvildenti kažkokias idėjas, kur eini toliau darai, realizuoji to, kas atrodė tuo metu neįmanoma, su bendruomenėm viskas įmanoma. Jo, o kokios konkrečios naudos iš bendruomenės? O dabar mes esam bendruomeniai ir konkrečios naudos, ką tu pajutai, ar ne? O ką tu būtent pajutai? Praktinę naudą, ar ne? Nes čia mes taip labai
tokiom gražiom materijom kalbam, palaikymas, apsisupt save palaikančiais žmonėm, ar ne, bendravimas, augimas. O ką tai konkrečiai reiškia, va konkretūs paliečiami, pačiupinėjami dalykai? Tai visų pirma, pradedant nuo to paliečiami dalykai, kad atsitinka kažkokia situacija, problema, gali kreiptis į žmogų. Tai šiuo metu mano situacija, ne, aš tam tikrų dalykų, va, kaip prieš mūsų pokalbį, užsiciklinau tai, ką man netinka, arba aš kažko nematau. Aš galiu paskambinti Viktorijai, Viktorija, man yra tas ir tas, prašau, padėk. Aš gausiu tavo tokią pagalbą, kur man tiesiog atlieps ir aš pamatysiu, ką aš dar galiu pati irgi pamatyti, padaryti, ko iki to momento nepamačiau, kažkur įsisukus ir suku tą patį per tą patį. Arba kažką vėl sugalvoju daryti, kelrodį žvaigždės klubą, bet nematau, kad galiu per autentiškumo mokyklą padaryti. Tai kažkaip galvoju, ką rimtai, taigi ką man taip ir taip. Kas dar? Dar dalykas pamatuojamas, tai irgi aš visą laiką esu tas žmogus, kur duodu. O kad įkainoti savo paslaugą, va irgi gal pagavau, o geras, aš šitą tikrai ir vėl aš save būčiau ištaškius, jeigu mane būtų laiku nesustabdė. Tai va tas pamatuojimas, kad tu ateini, tu gali ne tik kurti savo būtent tą platformą, bet tu gali dar ir klubą sukurti žmonėm, kurie atėjo, jie prisijungs, bet ir apmokėsinti, kad nebūčiau išnaudojama, arba aš pati savęs neišnaudočiau, būtent neapmokėsinant, negaunant tų mainų. Energetiniai mainai yra reikalingi, bet turime turėti ir kainą, o aš visą laiką mėgstu duoti. Mes moteris dažnai turim tą kryptį, kad mėgstam duoti iš tos didelės geros širdies, ar ne, būdamos geros mergaitės, ar ne, supratom, kad reikia duoti ir malonu yra duoti iš tikrųjų, dosnumas yra labai graži savybė, tačiau visatos dėsnis sako, kad turi būti mainai, energijų mainai turi egzistuoti, tai nebūtinai pinigais, tačiau jie turi egzistuoti, kitaip realiai galim netgi savo prisidaryti bėdos šitoje vietoje. O kas tau yra pašaukimas? Ką reiškia pašaukimas? Ar tai reiškia tik karjerą? Ar tai gali būti kažkas daugiau žmogaus gyvenime? Ar, kaip tu tai matai šitą žodį ir šitą žodį žmogaus gyvenime iš principo? Kaip tai atrodo? Ir kodėl svarbu iš tikrųjų gyventi pagal pašaukimą? Jo, pašaukimas tai man tas yra, kur eini palei savo pajutimą, kad ten tavo vieta. Ne tai, kad eini prieš jėgą, dirbi prieš jėgą, nors ten net ryte keltis nesinori, bet tik priverstas keltis. Su pašaukimu aš laikau tai, kai tu eini ryte atsikeli, žvalus, eini miegoti irgi žvalus, turintis minčių, idėjų, kaip realizuoti. Jeigu kažko nežinai, bet vis tiek žinai, kad rasi, bet tai ne su ta energija, kur nereikia kovoti su savo kūnu, su savim pačia. Tu susidraugauji su tuo pašaukimu, kuris tave tiesiog tu jį dievini ir myli. Ir vat būtiniausia reikia turėti pašaukimą, bet jį nelengva iš karto rasti. Tai kai tu nerandi, tu pasimetęs. Kai tu randi, tu eini su lengvumu. O dėl to ir būtiniausia reikia turėti tą, kad ir sunku bus. Ir dažniausiai, čia netgi iš numerologijos žvelgiant, visi žino, 33 metų būna lūžis. Jeigu tu neini palei savo pašaukimą, tau ten nukryps, pastatys vis tiek į tą kryptį, kurią turi eiti. Tai mano būtent irgi tie klyskeliai mane sudėlioja, kad aš vis tiek turiu grįžti. Aš neturiu psichologo baigimo, aš žmonėm nebijau pripažinti to, ką aš neturiu. Bet aš jiems emociškai galiu tai palaikyti. Bet ir gaunasi tai, kad man supurtė gerai, kad vis dėlto, Aldona, tu būsi ten. Ir man tavo, kaip sakyti, diplomai visokie nereikalingi, bet tu eisi ten, kur tau širdis. O man širdis ir būtent viena iš vertybių padėti žmonėms. Padėti žmonėms vesti juo to keliu, o ne tai, kad griežtumu. Man patinka per švelnumą, per gerumą. Ar teisingai suprantu, kad žmogaus, kuris eina pagal savo vidinį pašaukimą, gyvenime atsiranda daugiau lengvumo? Taip, būtinai. Būtent taip. Kas dar? Kas dar atsitinka, kai žmogus gyvena pagal pašaukimą? Geras klausimas, kuris privertė dabar net man pačią sustoti pamatyti ir aš visą laiką žvelgiu per save. Kai eini savo pašaukimu, tai tau ir pajamos pradeda plaukti per tą lengvumą.
Toliau Atsiveria gausa. gausa, lengvumas, irgi čia palei tą. Kas dar? Čia energija tai ta pati, ne, kaip ir lengvumas, čia jau nebepridursi to. Tai pagrindiniai dalykai, kai gausa, kur eini tu ir duodi, visiems su lengvumu. Savirealizacija, manau, talentai atsiskleidžia žmogaus, ar ne, tie tikrieji talentai. Viskas. Savirealizacija, jo. Ar gali žmogus turėti daugiau negu vieną kryptį pašaukimo? Ar susidūrei su tokiais dalykais? Gali. Bet tik tas, kad labai išsiblaškimas. Ir gaunasi, kartais gali taip nenorėdamas nuslysti nuo savo krypties. Geriausiai užsibrėžti vieną kryptį ir eiti. Gali tuos kelius turėti, bet pagrindinę vis tiek kryptį turėtų eiti tuo keliu. Čia tas pats būtų, kaip vienas vadovas mėgsta sakyti, reikia nuvažiuoti į Vilnių, mes žinom kelią, bet mes galbūt ne ten pasuksim, nes ne visada viziją mes matom. Ir kas gaunas, mes į kairę, mes į dešinę ir kol mes nuvažiuosim į kitą Vilniaus, kiek laiko išeis. Tai čia tas irgi, jeigu mes turim, galima eiti keletą paraleliai kažko, bet tu vis tiek turi žvelgti į vieną vienintelę kryptį, kur tu labiausiai nori realizuoti. Nes tada išsiblaškimas, neatsiskleidimas vis tiek iki galo galime įdėti. Čia reikėtų žiūrėti individualiai. Nes aš dažniausiai mėgstu per pavyzdį, kaip ir kas, sudėlioti žmonių. Aldona, koks tavo kelias buvo į tavo pačios pašaukimą? Gal galėtum papasakoti konkrečiau, su smulkmena, koks tavo buvo herojos kelias į dabartinį tašką, kur tu esi dabar? Nes žinau, istorija visai įdomi. Taip, mano kelionė tai prasidėjo nuo tokių darbų, tai jeigu žvelgiant nuo pat vaikystės, tai aš nuo 16 metų pradėjau dirbti per vasarą, nes reikėjo išgyventi, užsidirbti mokykloje, apsipirkti. Tai dirbau pas ūkininką, kur reikėjo visokių darbų. Ir prie grūdų kasimo dirbti, ir šiaudų, ten rulonų stumdymas, ir visokie prie gyvulių būtent darbai, tai visko. Paskui buvo tai, kad jau man gal buvo 18 metų, kai aš prie ferverko ėjau dirbti, nes aš tas žmogus, kur, aš turiu eiti dirbti, užsidirbti. Tai prie ferverkų dirbu, tai dirbau vyrėjos darbą, bet tačiau dėl tam tikrų priežasčių aš išėjau, nes tai nebuvo apie tą kainą, kas buvo kalbėta, aš negavau tokių atlyginimų. O manau, kad ir kiekvienas žmogus, kad ir baigė studijas, norisi to piniginio uždirbio turėti tai, kas buvo pažadėta. Bet tačiau nebuvo, o aš, kadangi esu tas žmogus, nėra, okei, tada išeinam. Tada ieškojau irgi darbo intensyviai, kaip visada, su to, kad aš turiu dirbti, taigi mus išmokino dirbti. Nuėjau būtent į dešrų formuotojos darbą. Tai tenai, kaip sakau, šaldiklyje dirbti teko. Ir su guminiais vaikščiau, o dar aš tokia kaip mažiutė, smulkutė. Tai ten irgi labai daug visko ir pusę metų kažkur pradirbau ten, nes paskui išėjau į dekretus. Tada gimė dukrytė, po metų, kai suėjo, aš vėl grįžau į darbą, nes kadangi namas, paskola, reikia gyventi, tai vėl po metų vėl grįžtu į darbo vietą iš ten, kur išėjau, bet tada jau buvo būtent prie mėsos išpjaustimo, į šaldiklį, ten jau į minusinę temperatūrą eiti. Bet aš labai džiaugiuosi darbo to patirtimi, nežinau, kad nebenorėčiau šalti. Tai ten jau, paskui iš to jau po pusę metų pradirbimo supratau, kad man vis dėlto anksti keltis, 6 valandą darbe būti, o dukrytė reikia 8 valandą pristatyti darželį, man nebesidubliuoja, nesutampa tie laikai pristatymų, kad ir buvo su vyru ten, jis 3 dirbo, 3 išeiginės, dėliojam palėtai, bet žiūrim vis tiek neatitinka. Tada jau į pardavėją, kaip tik netoli mano kaimelio, Linkuvos miestelio, buvo ieškoma pardavėja, tai aš nieko nelaukdama pasiskambinau, taip greitai priėmė, galvojau, kaip čia mane priėmė, tai tada prasidėjo kelių metų pardavėjos darbas. Bet tačiau, vėlgi pas mane tas įsijungia kaip neteisybės
dalykas, kai vienas daugiau dirba, kitas nedirba, reikalavimai tenai nežinau kokie, begalybės. Svarbiausia, man patiko. Aišku, tas darbas daug davė, kad žmonių ateina ir aš visą laiką per nuoširdumą su jais bendravau. Netgi dabar dar jokas toks suėmė, kai vyras vienas stojasi, sakė, Aldona, tave privertė taip sakyti labą dieną ir viso gero, ar kaip čia, ta prasme, suprasi. O aš tokia persigandas vos, kad ne, o kas čia dabar yra? Nu, sako, žinai, tas keista, tu vienintelė atėjus čia į tą kraštą, tu taip sakai, o mum neįprasta. Nu, sakau, aš pati, nes man pačiai patinka tai sakyti. Nu, bet sako, aš ir jaučiu, kad tu iš savęs sakai, bet sako, ir va, kyla klausimas, tu tai darai, bet kitos tai nedaro ir galvoju, gal tave čia vienintelė privertė. Tai toks juokingas, bet iš tikrųjų ir vat fan, juokingas tas jausmas, kad vat kažkas ir pamato ir galim toliau dirbti. Galų gale vis tiek ateina ta riba, teko išeiti, nes reikalavimai tikrai mąsti dideli ir net jaučiu tą tokį didelį nuovargį dirbant šitą darbą, kad ir patikdavau su žmonėm bendrauti. Tai tada išėjau pas kitą darbdavį, kuris mane pasivadino pats. Ir tenai susitarim didesnį atlyginimą, nes tai jau kaip gavos dešinioji ranka. Bet irgi ten tam tikri niuansai, visokie įdomumai. Tai čia labai nesileisi tą gylį jau šitoje vietoje, bet irgi ateina momentas, kai aš klausau žmonių, išklausau jų norų ir tada su direktoriu pešamės, kad neužsakom to, nes negalim, o reikia tą ir tą užsakyti. Tai vėl dėl tam tikrų nesutarimų, kad ir atrodo vienas kitą suprantam, bet būna momentų, kad ir nesuprantam. Tai aš nusprendžiu išeiti. Tada nueinu vėl į kitą parduotuvę tenai, kaip sakau, kaip ten nuo lokio ant meškos, kaip ten tas sakomas posakis. Tai ten, Vilko ant meškos. Va, nuo vilko ant meškos. Tai vat ir gaunasi tai, kad nueini tenai kažkokie kosminiai pinigų dingimai, kur per tiek metų jokių pinigų dingimų nebuvo. Ten iš karto prie to terminalo nebuvau, net nežinau apie ką, o šičia jau gavosi, kad aš, taip netiesiogiai, bet kad jau pinigai dingo, va, nes tu naujokė atėjusi. Negalvoju, man tai nepatinka, tai čia buvo vienas kartas, bet vis tiek turėjau dėtis prie tų pinigų. Nedidelį pinigai, 20 eurų, bet kaip sakau, su tokiais dalykais, aš nesutinku, kur aš žinau, kur aš nekišau nagų. Tai ten kiek aš mėnesį, gal pusantro mėnesio padirbau, nes buvo 3 pinigų dingimai, kurie man tiesiog nesuėjo. Antrą kartą buvo vėl terminalo trūkimas, tenai tie pinigai irgi vėl 20 eurų, galvoju, kaip taip 20 eurų gali trūkti. Okei, persimeta, bet kodėl ne 5? O to labiau, kai nesu dar nedirbau prie to terminalo, bet pasiginčysi, čia naujokė, tu negali ginčytis. Tai va ir gavosi paskutinis mano lūžis, kai sausio 1 aš turėjau pasikeisti darbo dieną su kita kolegė dėl to, kad išleido mane į laidotuvės, mano vyro tėtis tada mirė ir turėjau užsiprašyti. Tai va teko pasikeisti dienomis, kad atidirbti į tą dieną. Tai sausio 1, po šį dieną dar prisimenu sausio 1, žmonių nieko daug nėra parduotuvėje, o kas nutinka? Nutinka 50 eurų trūkumas. Ir aš tokia, ką, jūs rimtai? 3 kartą, va tas pinigų dingimas ir tada išaiškėjo, kad ta pardavėja, nauja irgi viena, dažnai jai trūkdavo pinigų. Okei, man nepatinka. Tai aš pasakiau vadovai, aš išeinu. Ne, mes tavęs nepaleisim. Ne, aš išeisiu. 3 kartai ir aš pinigus, už ką aš turiu dėti. Tai va irgi, tada vėl grįžau pas tą darbdavį, kur buvau prieš tai, kur mes ten nesutikom. Nes kodėl aš grįžau, aš galiu pasakyti. Dėl to, ko aš žinojau, kad laukiuosi antro lėliuko. Ir tai reikia, tai va, grįžau, paskui vis tiek jau po to, aišku, nėštumas buvo ne kažką, tikrai sudėtingas, antras buvo visokių situacijų, kurių grėsė priešlaikinis gimdymas ir persileidimas ir taip toliau. Daug visko gyvenime ir vyko tuo metu. Po gimdymo vėl sugrįžau irgi dirbau ir dabar galvoju, kiek mėnesių buvo. Neprisimenu, ant rankų gelbėjau direktorių, su lėliuku ant rankų varau į parduotuvę padėti, nes pas jį pardavėjos nei vienas nėra. Tai gal kokie 7 gal mėnesiai buvo antram vaikui sūnui, tai irgi dirbau parduotuvėje su vežimėliu. Niekada nepagalvojau, kad galėčiau dirbti parduotuvėje su vaiku ant rankos prie prekystalio, aptarnaujant žmonės ir taip toliau, bet gyvenimas buvo tai, kad vis dėlto pinigų reikėjo.
Kai aš išėjau, tada atsidariau verslo liudijimų prekiauti drabužiais. Bet tas irgi žmonių rašymas, tai išmatuok tą, man netiko. Nors aš labai džiaugiausi, galvoju, wow, eisiu močiutės keliu, kai močiutė turguje mus mažus veždavo ir aš tenai irgi šeštadienį, sekmadienį stovėdavau, bendraudavau, galvoju, wow, gal čia ta kelionė panaši kažkas bus tokio. Bet kadangi irgi atsibodo ir jaučiu, nėra to, man reikia tos bendruomenės, kur aš galėčiau pakalbėti, o būtent drabužių pardavimas internetu, ką aš pakalbėsiu apie prekę, bet nepajausiu to žmogaus, kartais to ryšio reikia gyvo man. Ir gavosi, tada ėjau į finansų konsultanto darbą. Per pažįstamą atėjo, mane pakvietė konsultaciją, finansų konsultantės darbo pradėjau, tai po metų laiko kažkur tada ėjau į pardavimų grupės vadovės, nes rezultatai geri buvo. Tiesiog man pačiai patiko, nes aš galiu užmėgti individualų ryšį su žmogumi. Bet ko galiausiai šitau, kad mano vertybės kai kuriuose vietose netitinka. Neklausydama savo kūno, ką kalba, aš kentėjau, kentėjau, nes aš šitau, ką man reikėtų jau eiti lauk, kad ne tai. Ir aš tada išsiaiškinau savyje, kad aš negaliu eiti per kontrolės jausmą. Tai yra, kai man kontroliuoja arba per daug nori padaryti šabloną. Aš ne toks žmogus. Aš turiu pati iš savęs jausti tą natūralumą, o ne tai, kad tu taip ir taip daryk, tu taip ir taip praves konsultaciją dėl to, kad taip ir taip reikia. Man ne. Aš turėdavau iš savęs išeiti nuoširdžiai ir atvirai, kaip iš tiesų yra. Bet gavosi galiausiai vis tiek, aš išėjau iš pardavimų grupės vadovės pareigos, nes man jau buvo virš visko daug visako tos kelionės, kur už viską reikia mokėti, o gauni grįžtamą ryšį netokį, kokį nori, arba tam tikri vėl dalykai. Ir galiausiai ateina, kur tu kažkiek mėnesių pabūni tokioj depresijai, kur tu tiesiog nebematai, kur toliau eiti, nes tu nematai, kad nori eiti toliau tuo linkme, link konsultavimo. Ir tu ieškai savį, kur aš galėčiau dar eiti ir realizuoti. Aš žinau, jeigu aš į parduotuvę vėl grįšiu, aš neisiu ten ilgai dirbti, dėl to, kad aš po metų išeisiu. Tai čia gavosi tai, kad mano tas kryptis, pašaukimas, įėjimas, klausimas į savęs, ilgai gavosi, ilga kelionė, nes aplinkui mūsų miestelio Pakruojo rajonai darbai pagrindiniai yra pardavėjai, vyrėjai, o kitų darbų nėra. Arba jeigu yra, tai ne man. O aš žinau, kad aš turiu daug daugiau šviesos, kur aš tikrai žmonėm galiu suteikti, o ne tokiam darbe, kur niekas nevertina ir mano vertybės nesutampa su jais. Tai ir galiausiai ateina, kad bendradarbiavimas prie projektų, tai darbas, prie kur sujungia vėl žmonės. Tada ir Viktorija mes susipažinom. Nuo tų susipažinimų taip ir ateiname čia. Aišku, yra, kur dabar irgi darau tai, kad savanoriauju vyrų linijoje, nelik vienas. Nes aš tai suprantu, kad tai apie mane. Man tai yra prasmė, aš kaifuoju, kai galiu būti tuo momentu su žmogumi. Tai ir jaučiant tą savanorio prasmę, man atitinka ir mano vertybės. Pagalba žmonėms. Aš savanoriauju. Tai čia dar naujas atradimas, aš sumoku 10. Kaip sako, nuo gautų pajamų 10% paaukok. Kadangi galime aukoti, bet mes nežinom, kur ten aukoti pinigai nueina vėliau. Tai ką aš padariau, kai ir buvo tas momentas, kai ir pinigų neturėjimas, ir taip aplamai, gal aš geriau savo laiko skirsiu savanoriavimui, atiduosiu savo to 10%, įvardykim, nors ten laikais, būtent laiką savo aukoju, bet aš žinau, kad padarau didelį darbą. Išbūnu su žmogumi, jam sutikiu prasmę, toliau gyventi, jeigu yra, žinau, kokia situacija. Tai mano visą tai vertybė atitinka. Bet matant, kad ateina pas mane direktoriai ir vadovai, paraleliai irgi čia vis vienas kitas naujas ateina, kur matau, kad jiems reikia mano pagalbos, arba tam tikrus darbus atlikti, arba strateguoti, tai yra arba administruoti. Administruoti tam tikrus darbus pavestus, nukreipti, padaryti. Ir vis tiek aš matau, mano yra kryptis būtent prie strategijas. Aš turiu padėti žmonėms, bet aš visko negaliu ant savęs perimti. Visur turiu turėti tą prasmę. Jeigu aš matau, kad aš nekaifuoju toje vietoje, aš ilgai neužsibūnu.
bet aš turiu kaifuoti, aš turiu kvėpuoti, turi būti ir kūrybos pas mane, nes aš pati ir turiu kūrybos. Jeigu aš negaliu savo potencialo savirealizacijos atskleisti, aš tiesiog dūstu. O kai matau, kad galiu, tai wow. Ir dabar, Džiaugiuosi. dabar taip kalbant irgi galvoju, nu kodėl šie metai būtent išeinu į viešumą. Kad ir tas pirmas žingsnis vis tiek į viešumą išeiti, podcastą įrašyti, tai man jau yra didelis wow žingsnis. Ir aš šiandien save šokolado apdovanosiu, nes tikrai tai yra didelis, bet aš tiesiog jau savį nebetelpu, nes aš žinau, ką aš galiu duoti. Gal pradžiai dar yra šiek tiek tas jaudulys, bet tai yra normalu ir aš tai pripažįstu ir nebijau pripažįsti, dėl to, kad tai nuoširdu. Bet aš žinau, kad tas žingsnis kažkur mane nuves. Aš jaučiau, kad mano kūnas duoda signalą, kad aš turiu eiti, aš turiu viskas, gana. Tu atidėjai jau anuos metus, tu nedarai tą, ką tu jau buvai pasiryžus, nes tave sustabdė baimė. O aš galvoju viešo kalbėjimo baimę. O man tada Viktorija nuėmė ir visiems nuėmė ten tą įsivaizdavimą. Tokio dalyko kaip viešo kalbėjimo baimės nėra. Ir galvoju apie ką. Tai aš jos keletose pamokose, taip pat ir autentiškumo mokykloje jinai vedė, girdėjau, bet ne iki galo išgirdau, arba ne iki galo radus buvau atsakymą, kad būtent dėl savo kalbos pas mane čia buvo tas būtent baimės kalbėjimas. Kad galbūt nesupras, bet tačiau pasiklausius kitų, kad ir pačios Marinos, kai jinai sako, aš jau save keikiu, kodėl anksčiau nepradėjau dėl savo kalbėjimo, kad kažkas tas ir kažkaip irgi galvoju. Taigi yra žmonės, kurie iš tiesų daug ką gali, bet jie kažkur apsistoja ties savo kalbą, ties savo išvaizdą, daugybę dar prisigalvotų dalykų. Tai aš išeinu iš to ir dėkoju Viktorija, tai ką tu darai, nes tai yra wow. ir karts nuo karto priminti, parašyti. Tai irgi yra tas resursų laikas, atidėjimas būtent man ir aš tikrai kiekvieną kartą, kai parašyta, ir aš visą laiką padėkoju žmonėm, kurie parašo ir tau, Viktorija, tikrai dėkoju. Ir abudu jūsų Aurimu mane priėmėte tą šiltą glėbį ir kartais reikia laiko man pačiai pribręsti, kad eiti dar toliau. Nes aš žinojau, kad kažkur turiu būti, bet dar, žinai, tas klystkelis arba nepasitikėjimas. Bet kai jau matau, kad veda ten ir aš jau viskas, jau gana, stop, jau tie metai praėjo, kiti metai, tai neužilgo prasidės mano tie tikrieji metai, nes tai gimtadienis, tai tada jau prasidės ir mano tas augimas, kurioje aš turiu eiti ten, kur mano vizija, kur aš kaifuoju. Įtvirtinti, įgalinti ir būti matomai. Aš iš tikrųjų tau to ir linkiu, kad tu pas mūsų autentiškumo mokykloje sušvitėtum, sužydėtum ir atskleistum viską, kokia tu esi nuostabi ir kad žmonės pamatytų, nes tikrai tikiu, kad labai daug žmonių ieško būtent tokios kaip tu, būtent tokios mentorės, strategijos, vedlės, kuri nukreiptų būtent į pašaukimą, nes šiais laikais aš tikiu, kad turim tokį labai didelį neaiškumą. Daug žmonių yra tiesiog sutrikę, pasimetę, nebemato, o tai kur ta tikroji kryptis, o kaip gyventi teisingai, kad iš tikrųjų būtų kažkokia grąža iš to gyvenimo, nes atrodo, tik duodi, o atgal niekas negrįžta. Ir kodėl taip yra? Ir aš iš tikrųjų supratau, kad labai daug kas mes negyvenom tikrojo savo gyvenimo. Negyvenom autentiškai, gyvenom pagal tai, kaip reikia, kaip kažkas pasakė, pagal kažkieno kito nustatytas taisyklės, normas, įstatymus, ar ne? Ir kas tada atsitinka, mes jau pradedam labai stipriai riboti save, kokie esam iš tikrųjų viduje. Tai kainuoja milžiniškos energijos kiekius, nes mes turime nuolat valdytis, nuolat cenzūrą, nuolat filtrai. Čia to negaliu sakyti, čia bosui vienaip kalbu, mamai kitaip kalbu, vaikui dar kitaip. Ir savęs rodyti negaliu, nes o Dieve, nejaugi mane pamatys tikrą. Ir be galo džiaugiuosi, kad žmonėms rodai tą kelią į save, ar ne, ir ne tik į save, bet ir į pasaulį, ar ne, nes mes atėjom visi tam, kad ne tik, kad save pamatytumėm, suprastumėm, bet ir kitiem parodytumėm pavyzdį. Plius tiesiog gyventume laimingai, sėkmingai, savo svajonių gyvenimą, kas yra neįmanoma nesupratus savęs, neišjautus, nežinant savo tikrosios krypties ir pašaukimo.
Iš tiesų, tavo dėkingumas visada labai jaučiamas, tu nuolat bendraujant, tikrai aš tą jaučiu. Ir be galo esu tau dėkinga, kad prisijungiai prie autentiškumo mokyklos, iš tikrųjų pradėjai nuo komunikacijos vadovės ir paskui perėjai į mentorės, į vedlės, į lektorės. Tai aš iš tikrųjų džiaugiuosi, nes ir mano viena iš misijų gyvenime yra auginti kitus į savo aukščiausią potencialą. Aš to labai noriu, to siekiu, jaučiuosi tame lyderė. Man irgi buvo pasakyta, ar ne, kiek žiūrėjau mano įvairias lenteles, ar ne, tiek human design, tiek numerologinės, tiek astrologinės, tai man visi sakydavo, kad tu esi lyderė, bet tu esi lyderė per pavyzdį ir per pagalbą kitiems. Tu esi ta, kuri veda kitus į jų potencialą. Ir aš tada, man tada fainai, man patinka, man rezonuoja, viduj atsiranda vidinis taip, didelis vidinis taip. Ir aš to ir noriu. Aš noriu, kad kiekvienas autentiškumo mokykloje taptumėm savo gyvenimo lyderiu. Kad aš žinau, aš savo gyvenimo valdau, aš esu savo gyvenimo šeimininkas ir aš žinau, ko noriu. Ir tai yra tikroji meilė savo. Myliu save, bet myliu ir kitus. Myliu save, myliu tave. Aš dar norėčiau pridėti, nes labai surezonavo ta vieta, kai tu paminėjai, kad aš per pavyzdį turiu visiems parodyti, lyderį. Tai sugrįžo vėl vienos klientės istorija, kurią labai surezonavo ir sakau, reikia pasidalinti. Aš tiesiog pradėjau sportuoti, ryte pasivaikščioti, pasportuoti, tada šaltas dušas toks vėsinantis. Ne šiaip savo, bet aš buvau pavyzdžių, kur parodau žmogui, kad aš pradėjau žengti. Aš nesakiau tiesiog, ko tu nepradedi žengti tavo žingsnio, jeigu tavo tas buvo pašaukimas, reikia eiti tau to pradėti daryti, bet tu nedarai. Ir aš pradėjau daryti, kad jinai pamatytų, kad aš jau tai darau. Ir jai tuo palaikydama, paskatindama tuo tyliu vedimu, įimu, kad ir jai tai pradėtų daryti. Tai tas irgi, geras, kai matau, kad tas turiukus į kelią, kad tą dieną jau tiek ir tiek praėjo, aš darau ir vis tęsia. Ir tas toks palaikymas ir per pavyzdį. Aš visą laiką mėgstu pati padaryti, kai aš padarau. Jeigu aš nesu to, tai aš jau viskas, pas mane vėl gali užsirakinti tenai po kažkokią spiną ir nebeatsiskleisti visi talentai. O irgi toks švelnus parodymas žmonėms, aš ir darau, aš tave palaikau, tu irgi eik tuo keliu. Tai tas toks irgi kelrodės žvaigždės nukreipimas link to įėjimo, aš einu ir tu gali ateiti. Tiesų sutinku. Ir kaip yra svarbu palaikymas šitame kelyje į save ir kaip vidinis kritikas pradeda garsiai rėkti, kad tu negali, tu neišmanai, kas tu tokia manai esanti, kad tu čia galėtum rodyti savo kalbančią galvą storiuose ir reelsuose, ar ne? Ir aš tokia buvau, aš lygiai tokia pat buvau ir bijojau. Ir dabar netgi tikrai kartais bijau parodyti ir kartais filtruoju. Ir šiais metais sau duodu pažadą rodyti save daug tikresnį ir autentiškesnį tokią, kokia esu. Ir nebebijoti savęs be makiažo, be šukuosenos, net rebaluotais plaukais, parodyti save tikrą iš visokių pusių, ar ne? Nes tai yra mano gyvenimo dalis, aš esu iš dalies irgi tokia. Esu ir labai gražiai pasipuošusi ir su šukuosena ir apsirengusi su kostiumėliu ir visa kita. Bet yra ta kita dalis. Ir tai yra pažeidžiama. Rodyti save visokią. Bet tai manau, kad tai yra mano gyvenimo dalis ir būtent autentiškumo mentorė, tai neišvengiama gyvenimo dalis. Dabar nekartą paminėjai savo vertybės. Kaip teisingumas yra tavo vertybė, ar ne? Padėti žmonėms yra vertybė. Kokias dar vertybės per gyvenimą nešiesi savo širdyje? Kas tau susiformavo ir kodėl tai būtent atėjo? Ar ne? Aš supratau, kad jau patyrei daug neteisingumo, todėl teisybė tapo tavo didžiulė vertybė. Pagalba kitiems, spėju, mano spėjimas, kad pačiai pagalbos dažnai reikėjo ir galbūt jos nesulaukiai. Taip. Čia mano spėjimas, patvirtink arba paneik ir prašau pratęsti. Taip, tai atliepant dėl vertybės pagalbos kitiems, tai visiškai teisingai ir pačiai tos palaikymo rankos reikėjo, bet dar aš turiu pavyzdį.
Mano mama yra labai geros širdies, stipri lyderė, kuri eina, padeda. Ir gaunasi irgi, vat, jinai aklųjų bendryjoje yra irgi kaip savanori. Ir jinai visą laiką vat, padeda, važiuoja, tai ta. Ir man toks jausmas, vau, mano mama važiuoja, dalyvauja. Man tiesiog, aš džiaugiuosi ir matau, kaip žmonės irgi, kai ją pamato, džiaugiasi, kad mano mama atvažiavo, nes aš irgi mėgstu mamai padėti. Aišku, kaip sakyti, tada, kai aš galiu, bet irgi, kai kartu nuvažiuoji tenai prie tų žmonių, kaip kitiems būna gėda, ką čia su senai žmonėm gali kalbėti, nes yra tokių žmonių pasakymų, bet aš nebijau. Kaip tik aš matau, iš tų žmonių aš galiu pasisemti informacijos, žinių, patirties, bagažo, galbūt kažkur, kur klaidų nedaryti ir panašiai. Tai irgi pagalba žmonėms, mano mamos pavyzdys yra iš tos pusės. Taip toliau patvirtinu, ne, kad pačiai pagalbos reikėjo, paramos tos irgi rankos ir pabūti kartais įsikalbėjimo, netgi kitą kartą aš kaip kiti sako, baltai pavydžiu, kai žmonės turi pačią geriausią draugę, sakykime. Ir kai su ta draugė, vau, nuneša tenai viską, daro tą ir irgi ta vertybė, gal man irgi kada nors ta žvaigždė nusišypsos, kur aš irgi turėsiu tą palaikymą. Bet aišku, tą palaikymą aš gaunu iš autentiškumo mokyklos, kur visa bendruomenė ir tu, Viktorija, tą įveinį, kur palaikai mane, tai irgi yra labai daug ką pasako. Nes vienai tikrai nėra lengva eiti, labai daug vidinių baimių, barjerų, tenai visako. Žinom patys, tai jau kiekvienam nebeišvardysiu to, bet tai nėra tikrai. Sudėtingas etapas, kai prasideda ir žmonių tenai tokių dalykų, apšnekinėjimų ir panašiai. Atrodo ir nebeimi, bet kitą kartą, kai taip netyčia išgirsi žodžius tokius, kuriuos niekada nepagalvoju ir galvoju, o kodėl dabar taip mano gyvenimas žmonėms įdomus? Pasirodo labai įdomus, okei, yra kaip yra, bet irgi, kai melagingai eina kalbos, tai yra tada skaudžiausia, manau. Bet vis dėlto supratau, kad tai ne apie mane, jeigu žmonės kalba, tegu kalba. Tai dar yra vertybės, aišku, šeima prioritetas, tai mano vaikai kartais ir, kad ir vertybė ir visą laiką stengiuosi, kad visada valgyt būtų pataisyta, pasirūpinti, bet vaikai man pasako, mama, tu per daug jau mus čia saugo ir panašiai, leis mums kvėpuoti ir nuo tos kontrolės, taigi reikia ir atlikti namų darbus ir panašiai, bet irgi iš tų 3 sąrašų, sakykime, vertybių, tai ir šeima irgi taip pat yra man prie vertybių. Aš manau, kad jau tikrai žmonės susipažino, pamatė, kokia tu esi, išgirdo tavo istoriją, ar ne? Tikrai įdomią, iš tokio atrodo, gal net užburto rato, sakyčiau, ar ne? Nes kai žmonės gyvena mažame miestelyje, su mažai galimybių, mažai pasirinkimo, būtent karjeroj. Yra iš tikrųjų pakankamai sudėtinga sukurti kažką tokio naujo, ypač solo versle, jeigu tu esi kažkoks žmogus, kuris nori kalbėti, mokyti, edukuoti, pasakoti, padėti, bet atrodo pasirinkimų tik tais labai mažas spektras ir jeigu aplinkoje neturime tokių žmonių, tai iš tikrųjų itin sunku yra kažką naujo pradėti. Tai aš tavim labai didžiuojuosi, labai palaikau tave tavo kelyje. Tai žinai, kad visada gali kreiptis ir aš tikrai kuo galėsiu visada padėsiu visiems savo lektoriams ir nariams, iš tikrųjų, kuo galiu, tuo padedu. Labai kviečiu visus prisijungti prie autentiškumo mokyklos, nes ten pamatysit Aldonos naują projektą. Papasakok apie jį, kas ten vyks. Taip, tai anos savaitės toks intuityvus pajutimas, kad aš turiu sukurti kelrodės žvaigždės klubą. Tiesiog skrolinu Facebooką ir ten kažkaip man toks ateina, klubą, Aldona, kur klubą? Ir kas apie tai irgi tenai aš ir postą rašiau, tiesiog nežinau dar kaip kas konkrečiai, bet aš žinau, kad klubas turi būti. Tai dabar tą klubą jau žinau, nuo ko pradėti, bet tačiau buvo tai, kad aš norėjau klubą sukurti tokį žmonėms, kurie tiesiog norėtų ateiti šalia manęs būti. Ne taip, kad ateina tie žmonės, kad tik pasisakavyti, bet tiesiog, kad apsupti juos savo globėjiškumu, pagalbos taip pat ranka, kurie jaustų saugiai, kas savaitinius mes turėtume pokalbius, kažkur, kur mūsų kartu planai nuvestų į kažką.
Tai va dėl to, kaip sakyt, nėra konkrečiai žingsnių sudėliota, viskas eigoje susidėlioja. Tai va tie žmonės, kurie norės, tikrai prisijungs, nei vieno neversiu. Aš ne apie tai, kiekvienas žmogus pajutęs mano energiją, jisai pats ateis. Tai va tas klubas yra ant vystymo bangos, pajaučiant intuityviai. Ir kai aš jaučiu savo intuityvę nuojautą, aš ją vadovaujuosi, o viskas toliau bus matyt, kur nuves. Svarbiausia pradėti. Puiku. O ką žmonės gaus prisijungę? Jie tikriausiai tu padėsi jiems susidėlioti išsiaiškinti savo pašaukimą? Ar kaip čia bus? Strateginius žingsnius link jo? Kaip tai? Pirmoji vietoje tai bus susipažinimas. Pamatyti per save, atveidrodžiuoti galbūt momentais. Tai kaip sakant, pirmoje vietoje mes pasimatuosim. O kai pasimatuosim, pakalbėsim, susitikę, onlininiu būdu greičiausiai tai vis tiek viskas bus, nebent retsykiais gyvas tas susitikimas. Nuo to įdėsis sekantys žingsniai. Nebeplanuosiu iki tokio, žinai, aš pasakysiu, kai aš planuoju iki galo su tuo perfekcionizmo jausmu, gaunasi tai, kad man viskas griūna kaip kortų namelis. Dėl to aš dabar žinau tai, ateisim, pasikalbėsim, aš išgirsiu žmonės, pajausiu to, ko reikia būtent tai auditorijai. Nes kiekvienai auditorijai yra vis skirtingai ir aš pajausdama iš tavęs, ką aš galiu duoti, aš tada ir būtent duosiu tai, ką reikia. Galbūt palaikymo ranką, galbūt individualią kokią konsultaciją sudėliojant, o galbūt jie nori dar kažkur įsigryninti save, o galbūt nori tiesiog pajausti ir mane pačią, nes yra žmonių, kur Aldona tavo tiesiog šaižavimas ten TikTok'e, scrollinant ar Facebook'e, tiesiog norisi tiesiog pasižiūrėti, kas tu per žmogus. Tai galės irgi taip pat pamatyti, nes yra žmonių, kurie sako, tenai, tas ir tas apie tave sakė tą ir tą, bet kai su tavim pabendravau, aš dabar galėčiau užginčyti tuos faktus, kas buvo sakyta. Tai jeigu žmogus netai pasakė, tai man širdį glostų. Tai bet žmonės galės ateiti tiesiog mane pačią pajausti onlininiu būdu. O toliau, kas bus duota, pamatysim viską eigoje. Nebestatau, jokių ten planų iš anksto nebekuriu, tik žinau, kad aš noriu tokio klubo, būtent tie žmonės, kurie nori eiti su manimi. Ir jie prisijungia, gaus ne tik mano klubą, jie galės prie autentiškumo mokyklos prisijungia matyti dar ir daugiau lektorių, kurie taip pat veda savo temą apie tikrai aktualią šiai dienai ir ne tik šiai dienai, bet aplamai visuomeniai įdomias temas. Ir su autentiškumo mokykloje mes turime mėnesio temą. Vasaris yra vaikų tėvų santykiai, o kovo mes kalbėsime apie gausą ir finansus. Tai iš tiesų, manau, ir ta viena ir kita yra aktualios, o ateityje mes labai žiūrime, ko nori mūsų nariai ir pagal tai mes pritaikome savo pasidalinimus, savo susitikimus. Iš tiesų aš nekantrauju pažiūrėti, kaip ten bus, nes skamba labai patraukliai, atrodo intuityviai, moteriškai, per lengvumą, per flow būseną, eiti ten, kur iš tikrųjų veda širdis. Nes kartais net nežinai, ko nori, ar ne? Atrodo, ateini ir nežinau, ko noriu. Aldona, aš atėjau pas tave ir tu man padėk išsiaiškinti. Tai tu tą padarysi? Išsiaiškinsi, mane išdėliosi, išnarstysi kaip Lego ir paskui iš naujo sustatysi. Pagrindinė tema, padarysi, kai aš ateisiu į tą klubą. Pagrindinė tai tema, tai sakau, bus apie būtent tą bendruomenės klubo bendrystę, gal taip, ne? Pasakykime, o daugiau viskas jau išnarplėsim, jeigu reikės individualiai, nes yra tikrai žmonių ir aš palei save sakau, kur tiesiog ne prie visų kalbamos kai kurios temos. Arba nenoriu būti pažeidžiamas, kas yra irgi tai man pažįstama ir tikrai nenorėčiau, kad būtų trypiamas žmogus, pavyzdžiui, mano akivaizdai. Jeigu taip jau pajaušiu, tai tikrai sustabdysiu, tikrai žinau, ką atsakysiu, nes man nepatinka, kai yra žeminamas, trypiamas kitas žmogus. Tai aš tikiu, kad tokių žmonių nebus, dėl to, kad aš ne apie tai, aš iš savęs kitokią būseną sklindu, o kai žmogus sklinda kitokią būseną, tai žmonės ateina tokie, kokius mums reikia. Ir būtent ateis tiems žmonėms, kuriems manęs reikia. Visiškai teisingai, iš principo, autentiškumo mokykloje yra būtent konfidencialumo susitarimas, kad tai, kas vyksta susitikimuose, tai ir pasilieka susitikimuose, taip yra įrašai, bet tik bendruomenės nariams. Na ką, aš labai kviečiu prisijungti į autentiškumo mokyklą.
Apsilankyti Aldonos kuriamame Kelrodė žvaigždės klube, sudalyvauti susitikimuose ir sudalyvauti kituose susitikimuose, kurie turim gausą iš tikrųjų. Labai daug susitikimų, tikrai rasite sau tinkamą temą, sau tinkamą laiką, nes vyksta įvairiais laikais. Taigi, autentiškumo mokykla auga, kviečiam prisijungti prie mūsų bendrystės, bendruomenės. Pasekti Aldoną, rasite aprašyme visus jos kontaktus, socialinius tinklus ir susitiksime autentiškumo mokykloje. Iki.